Frazė "man tai per brangu" skamba kasdieniškai, praktiškai ir atrodytų visiškai neutraliai. Mes ją vartojame kalbėdami apie drabužius, paslaugas, mokslus, keliones ar net smulkius kasdienius dalykus. Tačiau labai dažnai šis sakinys nėra tik apie kainą. Jis slepia mūsų vidinį santykį su savimi, savo verte, pasirinkimais ir net baimėmis. Pinigai yra patogi priežastis. Jie leidžia greitai užbaigti pokalbį, išvengti papildomų klausimų ir paaiškinimų. Pasakius per brangu, nereikia gilintis, kodėl nenorime ar bijome rinktis vieno ar kito dalyko. Tai socialiai priimtinas atsakymas, kuris nieko neįpareigoja. Tačiau už šio patogaus pasiteisinimo neretai slypi visai kitos priežastys – abejonė savimi, kaltės jausmas, nepasitikėjimas ar vidinis draudimas sau norėti daugiau. Savivertė labai stipriai susijusi su tuo, kiek leidžiame sau. Žmonės turintys žemesnę savivertę dažnai net nepastebi, kaip riboja save ne tik finansiškai, bet ir emociškai. Jie gali manyti, kad kokybiškos paslaugos, gražūs daiktai, investicijos į mokymąsi ar poilsį yra per daug jiems. Tokiu atveju "man per brangu" iš tiesų reiškia "aš to nevertas" arba "aš neturiu teisės sau tai leisti". Įdomu tai, kad tie patys žmonės dažnai be didelių dvejonių išleidžia pinigus kitiems. Jie lengvai perka dovanas artimiesiems, investuoja į vaikus, padeda šeimai ar draugams, tačiau kai kalba pasisuka apie juos pačius, atsiranda stabdis. Vidinis balsas ima kartoti, kad tai nereikalinga, per prabangu ar neatsakinga. Tokiose situacijose kainos klausimas tampa tik paviršiumi, po kuriuo slypi gilesnė problema – neleidimas sau būti svarbiam. Dar viena priežastis, kodėl sakome per brangu, yra baimė suklysti. Pirkimas ar investicija visada reiškia sprendimą, o sprendimas – atsakomybę. Jei nusipirksiu ir nusivilsiu, reikės pripažinti, kad klydau. Jei neišnaudosiu galimybės, teks susidurti su savo pačių pasirinkimu. Todėl kaina tampa patogiu pasiteisinimu, leidžiančiu išvengti rizikos ir vidinio nepatogumo. Ši baimė dažnai formuojasi ankstyvoje aplinkoje, kur klaidos buvo smerkiamos, o sprendimai kritikuojami. Tokiu atveju žmogus išmoksta geriau nieko nedaryti, nei rizikuoti ir būti įvertintas neigiamai. Per brangu tampa saugia užtvara nuo galimo nusivylimo. Svarbu atskirti dvi skirtingas pozicijas – "man per brangu" ir "tai ne mano prioritetas". Pirmoji dažnai skamba kaip bejėgiškumas, tarsi žmogus neturėtų pasirinkimo. Antroji reiškia sąmoningą sprendimą. Kai sakome "šiuo metu renkuosi pinigus leisti kitaip", mes prisiimame atsakomybę už savo sprendimą ir pripažįstame, kad tai yra pasirinkimas, o ne trūkumas. Sveika savivertė leidžia aiškiai įvardyti savo prioritetus be gėdos ir be pasiteisinimų. Ji leidžia pasakyti "ne dabar", nepridedant savęs nuvertinimo. Tuo tarpu dažnas per brangu vartojimas gali signalizuoti, kad žmogus dar nesijaučia turintis teisę rinktis. Jeigu pastebite, kad ši frazė jūsų gyvenime skamba labai dažnai, verta sustoti ir savęs paklausti, ar problema tikrai yra pinigai. Galbūt tai baimė, gal kaltė, o gal įprotis save pastatyti į paskutinę vietą. Kartais vien tik sąmoningas sakinio pakeitimas iš "man per brangu" į "aš sąmoningai renkuosi" gali pradėti keisti vidinį santykį su savimi. Pinigai patys savaime neturi emocinės reikšmės. Ją jiems suteikiame mes. O tai, kaip apie juos kalbame,
labai dažnai atspindi tai, kaip vertiname save. Kai pradedame tai suprasti, keičiasi ne tik mūsų žodžiai, bet ir sprendimai, o kartu ir gyvenimo kokybė. Pilną straipsnį skaitykite mūsų svetainėje.